Gerbėjai sveikinosi su jumis iš Vilniaus. Čia FK Žalgiris namų stadione netrukus prasidės rungtynės, na ir aš nieko nelaukdamas pristatau startinius komandų 11-tukus Vilniaus Žalgirio. Bet jis, vis dėlto neįbėga, norėjau spėti, jog galbūt įbėgs į baudos aikštelę. Čia pavojingi epizodai, nepavyko. Lietuvišką futbolą puikiai žinote, kokia yra situacija su Vilniaus riteriais, tad čia pavojinga situacija ir krenta įvartis. Štai kuo daugiau to gyvo žaidimo laiko. Čangas, jo perdavimas į baudos aikštelę. Čia pavyksta atlikti smūgį Garliavai. Kamuolys atšoko. Kamuolį mušti taip, jog jis pralėktų pro žmonių senelę. Na ir kaip dabar būtent ir nutiko, buvo perdavimas Paštukui. Šis kamuolį priima ir jau atsiduria priešininkų baudos aikštelėje ir kamuolys siunčiamas į baudos aikštelę. Iš ten yra išmušamas, bet su juo lieka Garliava. Čia smūgis iš toli. Motiejus Simonas gražiai žaisti ir šį kartą jam pavyksta. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia gali būti pavojingas epizodas. Kersavo kamuolį. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia gali būti pavojingas epizodas ir nuošalės nėra ir krenta išlyginamasis rungtynių įvartis. Garliavai pavyko Žalgirio komandoje, tai yra negerai standartinių situacijų metu. Štai čia buvo labai pavojingas Garliavos komandos smūgis, bet 1-1 tiesiai į varžovą įsirėžė Erikas Tučinskis. Nėra taisyklių pažeidimo, perdavimas, smūgis ir krenta įvartis. Vilniaus Žalgirio B komanda veržėsi į priekį šiose rungtynėse. Rezultatas dabar yra. Ir po 7 rungtynių pertraukos. Čia labai pavojingas smūgis. Ir viskas, Žalgirio komanda apsigynusi nuo šios situacijos, nuo šios standartinės situacijos, iškovoja 3 taškus ir pagaliau pasiekė pergalę po